Norėjau paklausti, teko matyti vaizdo įrašą YouTube'e, kad medituojant arba atliekant jogos praktikas galima pritraukti velnius arba žmogų tiesiog apsėda pagal šitą įrašą. Jis čia įrašą klausė, paskui iškėlės. Dabar ir iškylo klausimas, ar tai nėra pavojinga tiesiog praktikuoti meditaciją? Ar tai neprišauks demonų? Kokia jūsų nuomonė? Pamačiau šitą vaizdą įrašą. Šitą peržiūrėjus susidaro nuomonė, jog joga yra nuo velnio. Kaip pakomentuotumėte šį vaizdo įrašą? Galėtume pateikti video atsakymą savo YouTube kanale. Nu, taip ir padarau, matai, dabar aš taip darau, dabar trupučiuką fragmentą padarysim, žinai, iš to įrašo. Paskui įdėsiu, galėtų savarankiškai pažiūrėti. Įvairiose mokyklose, jogos mokyklose. Biškai dar biškai. Įvairių. Mane pažįsta gilus dvasinis gyvenimas. Aš labai daug važinėjau po įvairias šalis, po Indiją, po Nepalą, Tailandą, gyvenau įvairiuose vienuolynuose, mokiausi. Dabar aš komentuosiu. Pirmoje eilėje, matai, tas jaunikaitis, kuris klausimą užduoda, ar, sako, medituoti nepavojinga, ar joga, sako, žinai, užsiiminėti jogą, nepavojinga, sako, ar neapsės dvasios piktas, tai čia toks, net nežinau, nuo kurio gal pradėti atsakinėti. Pirmas dalykas, tai gal aš pradėsiu atsakinėti, kad o šitą mergaitį, paskui mes dar paklausysim, jinai jokių jogą neužsiiminėja. Ašgi sakau, aš nesenai tik tokį padariau filmą apie šarlataną. 90%, gal 95%, gal dar daugiau procentų vadinamų tie, kurie užsiiminėja jogą, kurie jogos mokytojai čia vadinami, jie yra arba šarlatanai, arba pamišėliai, arba tiesiog naivuoliai, kvailiai. Va šitą mergaitę, jinai tiesiog naivuoliai greičiausiai buvo. Joga yra pati stipriausia tikra joga, bet jis pati stipriausia apsauga nuo bet kokių demonų iš vienos pusės. Bet tikras jogas tai yra šventasis. A šventuosius visada puola demonai, visada puola, bet niekada nepriveikia. Dabar taip kontekstas gaunas trupučiu gal pagirūniškai ir kaip kvailai skamba. Aš asmeniškai kontaktų, puolimų, apsėdimų, bandymų apsėsti esu turėjęs per savo gyvenimą nesuskaičiuojama gausybė. Aš net YouTube esu padaręs, ko ten rusų kalba, kur yra dar ištrinė buvo, lietuvių kalba padaręs, pakartosi tik to, kaip mane buvo apsėdė, vadinama, hinduistiški va šitie jogai. Ir aš tavo mergaitį pažiūrėjau, kuri kalba, jinai dar prisistato, kaip buvusi jogos mokytoja. Tai yra tragikomedija, supranti? Kokia tu jogos mokytoja? Ir sakau, aš daug važinėjau po kitas šalis, po Tibetus. Šitas pats naiviausias, pats kvailiausias įsivaizdavimas, kad ten kažkokie jogai, ten va tose Tibetuose, kad tose Indijose važinėjau. Tai yra vaikiškas, infantilus, mistifikuotas vyjimasis miražą. Jinai net nesugebėtų atskirti, ko gero, kas yra tikras jogas. Toliau paklausom. Įvairiuose mokyklose, jogos mokyklose, priklausiau įvairiom sektom. Plius visokiom įvairiom sektom dar sako priklausiau. Tai supranti, joga su jokiam sektam absoliučiai nesuderinama. Niekaip. O čia lygiai tas pats dedasi pas mus Lietuvoje. Pilna šitų vadinamų mokytojų jogas. Tai yra lochos mokytojai. Ir jinai buvo lochos mokytoja. Dar po šį dieną praktiškai neturi supratimo, kas yra joga. Pažodžiu, jeigu paprastai joga tai yra apsijungimas aukščiausiam, šviesiausiam, tyriausiam jėgom. Ir jeigu tu imsi bet kokios kitos religijos šventuosius, jie tam tikrą prasme irgi yra jogai. Jie dažnai irgi būna ir asketai, ir susilaiko nuo visko ir panašiai. Ir meditacija, krikščionys vadina kontempliacija, malda. Aš pats sakau, meditacija, jinai, aišku, platus labai išsireiškimas, bet meditacija pilnai suderinama, dažnai net būtinai suderinama su tuo, kas vadinama malda.
Tai neprieštaraujantys dalykai. Tai va čia siaubingas kompleksinis neišmanimas. Ir plius, matai, va dabar, pažiūrėk, čia kas yra. Jie jau sako, važiavau ten buvau. Nevijosi miražą. Forma, iliuzija visada, supranti? Ir aš sakau, tai va čia, pažiūrėjau, čia Lietuvoje yra vienas dabar jis gal populiariausias skaitosi irgi vadinamas, jis ko tik neapsivadinęs, supranti? Aš rimtai ir atsakingai sakau, tas žmogus pats dirba su tamsiom jėgom. Vat per tokius jo. Jeigu su tokiais susidedi, tai kada jis neapipuls, neapsės demonai, tai yra tikimybė jau maža. Nes tu, jeigu jau su tokiu susidedi, tai tu reiškia esi naivus žmogus, esi kiauras. Reiškia, tu nesilabai sugebėsi pasipriešinti, apsisaugot. Dažnai turi tiem mikiukai, gal turi kokį savo angelus sargus, kurie biškai prisauga. Bet tuos, kuriuos labiau prisauga, tai prisauga dažnai, kad pas tokius kipšus net ir nepatektų į sektas. Matai, ir dabar dar kartą įsivaizduoju, jinai joga, žodį vartoja joga yra šventas žodis. Jis nuvalkytas iki košmaro lygio. Kaip ir viskas, bet kas dabar jau šitam civilizacijai. Visi gražūs šventi žodžiai, jie vis tiek sumarketinginti, nežinai ką paversti. Ir kas geriau, supakuoja, sufasuoja, apsirėda, pasikarsta, pasisiūva suknelės, įsikedena plaukus, ten visokius, kaip į Kristų, imituoja kokį dar ką nors. Ir kalba, įmanomai gražiausiais visokius konstrukcijas dėlioja, vaidina visokius altruistus, viską aukojančius. Iš tikrųjų traukia babkės iš mikių ir dar apsodina jūs biesais. Da, biškai paklausom. Kaip dabar galiu tą drąsiai pripažinti, tuo metu man tai atrodė, kad visą tai yra labai dieviška ir labai... Va. Kaip tik sakė, matai, tam sakom, šėtonas visada ateina Dievo įvaizdį, Dievo apdaruose. Ir jie ateina, sakom, visi apsikarstė blizgučiais, juos seka garbintojai, daro iliuziją, kad jie ten jau kažkokie stebuklingi, ypatingi. A jinai, sako, jogė, jinai buvo, sako, jogos mokytoja. O tokia naivumą, nebrandilumą, žmogus buvo jogos mokytoja. Jogos mokytojų gali būti tarp jogų jau brandus žmogus, supranti, tarp jogų, kad jogos mokytoja. Mikė. Ir šitas žodis, matai, pirmailis, kad yra fataliai nuvalgytas žodis. Jie pradeda kažkokius ten daryti prasitampimus, kažkokius gimnastikas, kažkokius pakartoja, da ką nors ten, pakopijuoja, kaip beždžionės pakopijuoja. Dažnai net, jau jie dažnai kopijuoja, net neturi ką normalaus kopijuoti, jau kopijuoja jau kažkokius lochus. Imitatorius kažkokius, aferistus jau kopijuoja. Ir jie įsivaizduoja, kad yra joga, tai yra vaikų pasaulis, infantilų pasaulis. Jie tiesiog žaidžia. Žaidžia, daug kas kur žaidžia, psichologus jie žaidžia visokius terapeutus, da ką nors. Visose srityse praktiškai ta pati nesąmonė. Paklausom. Galbūt ir buvo svarbu, nes jeigu neturėčiau tos patirties, tai tikriausiai dabar ir nekalbėčiau apie tai ir neturėčiau kaip padėti žmonėm, kurie keliavo to pačiu keliu. Įsivaizduoju. Ir dabar jinai vėl padėjinės kitiems žmonėm. Kiek jinai dar, pabrendo, paprotingėjo, paišmintingėjo, o šitas patirtis. Jinai dar kartą dar visiškai susipainiojusi. Jinai nesupranta, nesusigauda, kas su jais vyko ir kodėl. Jinai tiesiog studija su aferistais, su šarlatanais, jį tiesiog neskiria. A dabar jinai kaltina jogą. Meditacija kaltina, turbūt dar mes toliau neklausėm, bet pagal tą Jaunikaičio pristatymą. Jau daug, aš atsiverčiau prieš 4 metus ir visus tuos metus draugai ir artimieji prašė manęs papasakoti savo istoriją, bet man buvo labai sunku, galbūt jaučiausi nepasiruošus ir dabar nesu pasiruošus kalbėti apie tai. Šeimoje viskas buvo kaip ir gerai. Labai sukrėtė, kaip gali Dievas būti toks piktas, kuris nepriima vaikus į dangų. Ir po to
aš atsitraukiau galbūt nuo bažnyčios, buvau vaikas dar, paauglė visai, nežinau, 13, kiek ten galėjo būti metų, man 14. Tada atėjo Lietuva, tuo metu pradėjo labai stipriai plaukti įvairios rytietiškos tradicijos, susižavėjau krišnaizmo, iš Vilniaus parsivežiau Bhagavad Gitą. Nu, matai, apie ką mes kalbam. Tiesiog, jaunas, naivus žmogus. Ai. Ir jų dabar masiškai pilna. Ir suprantat, kas yra, tokia epocha, taip ir bus jau, čia tokia natūrali atranka ir vyks. Ai. Tu procesą tu nesustabdysi, supranti, niekaip jo nesustabdysi. Ir va šitą jaunų dušelių medžioklė, gaudyklės, dabar jis visur masiškai, totaliai masiškai. Ai. Ir jie visą laiką eina pagal formą. Bhagavad Gita, paveiksliukai, atvažiavo, ten apsikarstė kas nors, supranti. Aš jau pažiūrėjau, gali paskaityti, vien tik tokie yra filmukas, kaip apie šarlatanus. Dabar, pavyzdžiui, aš sakau, aš esu joga. Koks tu jogas, jie? Tai kur tavo kažkokie atributai, kažkokios pozos, kažkokios intonacijos. Tu kalbi kaip paprastas žmogus, kaip paprastas čiuvakas, paprastai žodžiais, dar suskeiki kartais, tu koks tu jogas? Ai. Ne, tu jogas, tai jiem turi atrodyti, kažkuo ypatingas, stebuklingas, supranti? A ko iš tikrųjų, kas yra tikrasis stebuklingumas, ypatingumas, šitie žmonės nesugeba dar atskirti. Nematai, sako, važinėjau po, sako, visokius ten šalis, takas. Aš Lietuvoje virš 15 metų kalbu. Bet kažkodėl pas mane jinai nebuvo. Už tai neskiria spalvų. Tai, jinai volė. Taip, dabar ten, nuėjo bažnyčia. Bažnyčia jo gali duoti maldos, apsaugos yra tos aukštesnės jėgos kažkokius, jos konkuruoja ten nuo vaiko demonus tos. Gali būti jo, dar biškai, bet aš prasuksiu. Reikalinga struktūra, kuri nieko nereiškia, nieko neduoda, tik renka pinigus. Taip, kaip turbūt dauguma žmonių galvoja. Ir Kristus man atrodė labai mielas, fainas dievukas. Biškai atsuksiu čia apie ką. Studijavau daugumą religijų, ne tik studijavau, bet ir giliai praktikavau. Visą hinduizmą, labai daug atšakų, jogų, labai daug įvairias rūšis. Įvairios jogos rūšys. Joga yra arba joga, arba jos nėra. Supranti, kažkokios jogos rūšys. Hinduizmas praktiškai visas yra totaliai persmelktas demonais. Ten demonų okeanas. Indija tai yra demonų iš tikrųjų visokių bėsų ir velnių okeanas. Ir kai aš tik šiandien minėjau, mane pati buvo apsidė indusinis bėsas. Atskirai, kada papasakosiu tą istoriją. Ir įsidėjo man ant kupros gal porą mėnesių. Ir aš jau, kuris įgūdęs, juos nusimest, nukratyti, atsikratyti jų, kur aš pats darydavau išvarimo žmonėm ir darau dabar kartais egzorcizmus, jeigu reikia. Ir efektyviai, garantuotai viskas veikia. Bet šitą aš negalėjau priveikti, įsivaizduoju. Ir kas, kad aš jo negalėjau priveikti? Jis man irgi negalėjo priveikti. Jis tiesiog įsikibęs ir aš jo negalėjau nuskartyti kurį laiką. Nes ten buvo senas demonas, senas indusinis, archaiškas, ten profesionalus demonas. Kai aš darydavau sam metodais nusikratimo, jis tiesiog profesionaliai man tai sutrukdydavo ir žengdavo iš mane. Ir ką man irgi padėjo? Man irgi padėjo cerkvė. Aš neprašiau, bet man jie padėjo. Šventieji, pravoslavų man padėjo atsikratyti to bėsą. Bet aš ir pats sakau, su pravoslavais labai artimam ryšį esu. Bet tai niekiek nesipjauna su joga. Tai va, toks žmonių naivumas yra neįtikėtinas. Ir dabar matai, mėtasi žmogus nuo vieną kraštutinumo į kitą. Ir viskas jo, būtinoji patirtis. Toliau pasiklausysit patys. Matai, va tokia mintis. Aš tik tai dar noriu grįžti. Giliai praktikavau su didžiuliu atsidavimu. Labai daug badaudavau, labai daug stiprių askezių patyriau ir gyvenau ir atlikau, netgi iki tokio lygio, kad užsikasinėdavom po žemę, bandydami.
Čia supranti, kas yra, ai? Tai yra tikintis žmogus, ai? Joga arba tikrasis budizmas, jis nieko bendro neturi su tikėjimu. Ai? Aš savo mokymuose sakau, tikėti draudžiama. Tikėjimas yra kvailio tėvelis. Ai? Neišmanau, nežinau, nelysk. Ai? Kai suprasi, kai išmanysi, susigaudysi, va tada jau kažką bandyk gali daryti. Ai? A čia viskas pastatyta ant tikėjimo. Ant tikėjimo. Ko jinai tikėdavo išsikasdama, kad kažkas kaip kažkas bus. Per askezę. Išmanimo nėra. Dėl ko tas askezės reikia daryti? Jogas, sakom, aš su koncentracija su savo tokiu formulė. Mes darom tik tai, ką suprantam. Ir darom tik todėl, kad suprantam. Ir taip, kaip suprantam. Ai? Bet jeigu mes kartais darom avantūrą, įsivaizduoju, kokia subtilybė. Mes darom kartais kažkurios dalykus avantūrinius, kuriuos sunkiai suprantam. Ai? Bet mes suprantam, kad mes darom avantūrą. Todėl mes būnam pasiruošę viskam. Ai? A ne naiviai tikim, kad aš darau kažkokią avantūrą tupą ir man čia kažkaip stebuklingai kažkas vat ir vsiu. A čia, sakau, čia iki joga šitiem žmonėm dar labai toli. Ai. Tai dar grįžim prie Jaunikaičio. Šiame video mes išžiūrėjome. Taip, prie Jaunikaičio to klausimo. Ir praktikuojant, medituojant, sako, praktikuojant. Praktikuojam meditaciją, ar tai meditacija pavojinga. Čia, žinai, kaip to galima pasakyti, supranti, tu eini į mišką dar kur nors, supranti, ten, plus meditacija nelygi. Yra kai kurios meditacijos, sąlyginai galima sakyti pavojinga. Kodėl ir kodėl, bet matai, turi būti išmanimas. O štai, kai tu medituoji, jeigu atitinkamas kai kurias meditacijas darai, tu atsiveri savo laukus. Savo valį, savo dėmesį atsiveri savo laukus. Ką tai reiškia? Aš čia nesilėsiu detalę. Kai tu medituoji ir pradedi atsivertinėti savo laukus, mūsų aplink visada supa. Va šitas astralinis vadinamas, dvasių pasaulis. Ir mes įsirandam trupučiuką žemiau vadinamam, žemesnė astralo levelį, žemesnės būtybės, šventieji gyvena aukščiau. Jiems čia biškai per žemas lygis skaitas, per grubus. Ir jie pamato, pastebi, kažkoks čia atsidarinėja, lenda, smalsauja. Ir jie patys tada irgi prie tavęs lenda, atakuoja dažnai. Supranti? Ten didžiulė plati tema ir čia dabar irgi nesiplėsi. Todėl reikia teisingai, protingai medituoti, irgi daryti atitinkamas apsaugas. Aš dabar, žinai, prisiminiau, esu daręs, eilinį kartą sudaręs stovyklą vienoje vietoje, tokia, kur mes pastoviai darom stovyklą. Ir ten mes darom, įsivaizduok, mes ten darom meditacijas ištisai, bandymai išeiti iš kūno, sąmoningi sapnavimai. Įsivaizduok, tai čia vapšė kaip pavojinga. Bet visą tai mes darom su visom saugumo instrukcijom. Bet matai, kas ten buvo? Mes tą kartą, kad mes negalėjom vieną dieną, kitą dieną, naktį negalėjom daryti savo praktikų, nes mane irgi puldinėja, aš tai iškart šitų dalykus užfiksuoju. Puldinėja nuo tos žemos būtybės. Ir kas atsitinka, įsivaizduok, aš moku tokius dalykus, man gaunasi, aš pasiekęs atitinkamą būseną, taigi aš matau, kas dėdėtas patalpų, pilna patalpa keisčiausių būtybių. Nes tų būtybių astralinių vadinimų yra begalinė įvairovė. Pati keisčiausia, įvairiausia fauna, kažkokie tų visokių bisoidų. Tai ką mes darom? Mes padarom kolektyvinę maldą, kolektyvinę meditaciją, išvalom čia šitą patalpą. Kaip mišes atitinkamas tipo padarom. Ir išvalom, ir išvaikam, išprašom visas šitas būtybės ir patalpoj pasidaro švaru ir mūsų praktika vyksta sklandžiai. Daugiau niekas, ne vienas žmogus problemų ten nebeturėjo. Kai išmanai, kai neišmanai, įsivaizduok, kas dėtųsi, jeigu tu neišmanai. Tai pultų, puldinėtų, gal apipultų, gal kas ten prilistų. Įsigastum, vėl nieko neišmanai, nei kaip daryti, nei kaip apsisaugoti. Pas mane irgi kreipiasi žmonių daug, kurie būna apsėsti. Tai aš nieku būdu neatskubu daryti tos vadinamus egzortus. Pirmas dalykas, kad aš darau šitą žmogų, aš mokinu patį. Patį susitvarkyti, apsivalyti, nusivaikyti, nusiais, nusimėtyti bėsus. Ir paskui dar, sakykime,
Ko negalima daryti, kaip nebegyventi, kad jie prie tavęs nebeliptų. Bet dar jau minėjom, tai sakom, bet jeigu tu pradėjai šventojo keliu, tai tau yra normalu, kad tave puldinės biesai. Pasiskaityk pilną net katalikų, krikščionių šventųjų istorijų gyvenimo. Visi masiškai rašo apie tai, kad juos ištisai įtakoja biesai, kurie šventieji paskelbti, aukščiausio lygio šventieji, visą gyvenimą jie kariauna su demonais, su biesais. Tai yra banalybė. Čia toks platus kompleksinis neišmanymas. Eiti jogos keliu ir šventojo keliu. Kaip yra vienas mano autoritetas pasakė, kurį žodžiais aš pastoviai remiuosi. Gyvenime gali būti tik viena tragedija. Netap šventuoju. Kas toliau dar berniukas, ką mums čia rašo? Pasigandau, pamačiau šitą vaizdą įrašą. Įsiganda žmogus irgi. Kodėl jis įsiganda? Už tai, kad irgi nesupranta. Jis irgi ant tikėjimo tiki, kad gali būti gerai, tiki, kad blogai. Iki tol jis tikėjo, kad gerai meditacija ir joga. Tikėjo, išmanimo nėra. Dabar jis jau gal, kad kitaip kažkam atsitiko. Ten mergaitė pats, kaip landžia pati po sektas. Po visokius šitus Tibetus, kur ten 90% irgi su tamsiom jėgom dirba, ten jokie jie ne jogai, ten eksploatuoja, kvailina ten tą liaudį savo, ten siaubas, kas dėdas. Ašgi buvau, čia buvo Lietuvą atvažiavę, ne vienas įkitas vadinama mokytojas iš Tibeto. Tai čia baisu klausyti, tiesiog. Toks nesąmonė šneka, apgailėtinas cirkas. A žmonių naivumas begalinį. Jiem atvažiavo iš Tibeto, iš toli, apsikarstęs paklodėm, ką nors ten, pasakų prisiekta, ditirambų prirašyta, apie jį. Tu dabar pagalvok, įsivaizduok. Nors kiek, jeigu smegenų turi, pagalvok. Tikras joga. Jis tau eis prisirašęs kažkokių tai ten savo ditirambų, atributų kažkokių nesąmonių. Nesiduoju. Ar šventasis kažkokiu, kad bet kurios religijos ateis prisirašęs kažkokių diplomų, kažkokių, į tau rodys, va čia įrodymai, kad aš kažkas. Tai įsivaizduoju, koks tai yra absurdas. Jie bus paprasti kaip 3 kapeikas. Apsirengęs bus arba taip pat kaip visi, arba dar skurdžiau paprasčiau. Nes jam tai išvis netėma. Jis jokiais savo atributais nebandys tau vaidinti ir įrodinėti, kad jis kažkoks šventasis. Čia daro komercijas, čigonai visokie, aferiugos, jie ten, fotosesijas, reikia užvaryti visą internetą. Tai yra verslininkai. Bet žmonių naivuomenė, vis tiek eis paskui šituos, vis tiek eis. Ir štai mergaitė galvoja, gal vienam kitam kažką patars. Bet tie naivų žmonės, jie turi tiesiog praeiti. Šitą patirtį. Jie turi būti suvedžioti. Žinai, kaip aš sakau, pabandyk vaizduoti, įsivaizduoti. Yra šviesa, tikras gal kažkoks ten šventasis, sėdi ten kažkur. Bet kad iki jo daeiti, pakeliui dar sėdi 100 aferiugų, kurie tokie apsimetinėja, gauda, visai vilioja, kad jis iki jo nedaeitų. Bet tas jo visas grybavimas, jam irgi tampa patirtimi, kaip iš tos mergaitės. Matai, dabar kažkur ten mėtosi grybauna, jie gauna būtinai patirtį. Matai, sumu ir baigsim. Nebūtinųjų patirčių nebūna. Tą filmuką apie mergaitę įdėsiu po savo filmukų. Čiau.